Sveiki visi. Kas sakė, kad daugiau orchidėjų nepirks? Tokia Inga, pažįstat? Tai ten tokia kalbėjo. Siaubas. Tokį priedą. Tai kaip pamatau aš dvi orchidėjas iš $25. Tai buvo visokių, bet kažkodėl išsirinkau tokias. Va šitą labai man patiko. Ką mes pirkom? Nieko čia iš tikrųjų. Kapyrą pirkom. Kefyras, taip. Jagurkas. Agurkas. Pomidorkė. Jo, pomidorai. Nu ir tavo kažkoks čia. Bananų duona. Banana. Ir miskrybelių pasiėmė, Vabaliukai. krevetės. Gal krevetės aš atskirai. Skrybėlė va ir ribalka man bus gerai. Kažkur aš ją sugebu pamesti. Smaštinėm patinkamas. Dar vieną radau. Bet su saulės Ir panelė. vėl tu tos lemputės. Šitą su saulės panelė. Jų per daug nebūna. Jie genda. Va, Jėzu. Nu, tavo šrederis. Jo, čia kubeliais. Tai va, pasiėmė. Maisto šrederis. Duona. Jo, Inga iš vis nebekepa. Inga aptingo. Čia šitos bundelės. Bananasai. Nu ir bežionės. Ir gėlytės. Tai va, taip va. Neturiu jau kur dėt, bet vis tiek perku. Ir ką, ir viskas. Bagažinis turgus uždarytas. Viščiukas ieško, kur šilčiau. Ko čia veikia, tigriukai? Samanas džiovini. Ką? O tai vietą susiradai miegojimui. Sakai, namuose kažkaip nesimiega, reikia tarp tų samanų. Cikados, čia drėgna, tos samanos man nedžiūsta. Drėgmės prisitraukia iš oro. Čia ką grobiai įsidėjai. Tigriau, šlapia čia. Nežinau, nedžiūsta. Oras drėgnas. Va, lietaus čia puolė. Va, čia tai netikėtas posūkis. Susigėdai? Ar čia... Jesu. Eik čia gauk. Va čia tavo gultas tigriau. Netarp samanų. Taip. Jo, tavo gultas čia. Neparodyk savo uodegytę. Skauda dar, ne? Kažkas privėrė jam uodegą, turbūt čiupinėjant toksai kauliukas toks atsikišęs jaučiasi. Guziukas toks. Skauda, taip nelysiu, gerai. Gerai, užsimk higienos jogą. Netrukdau. Gavom visą dėžę obuoliukų. Va taip va. Supjaustyti. Supasuoti. Iš troko iškrito? Nu, va taip iš troko iškrenta dėžėm, kaip sakant. Ir mėsos 60 poundų iškrito. Lėliausim ir džiovinsim. Senai jau džiovinom. Pas mus sekmadienis, truputėlį prarūgęs oras. Už lango lietutis. Tamsu. Žodžiu, tamsu. Kaip vakaras, kad būtų. Kadangi mano dziedas išmovė žvejoti, aš kom užsimsiu? Naujom orchidėjom. Ir kaip sakot, karmos mechanizmas neįsijungia, jis taip paprastai įsijungia. Net gražu žiūrėti.
Aš sakiau, kad daugiau orchidėjų nebepirksiu. Viską sakau, jeigu maniškės miršta, sugadinau, nemokėjau, tai ir nebepirksiu. Ir kaip jūs manote, ir vėl 3 naujos orchidėjos. Tai šitas jau rodžiau. Aš jas, aišku, pasirašiau persodinti. Tai va, dar šitą nusipirkau. Šitą mes pirkom iš Walmarto vėl. Tai va, šitos 2 yra iš Walmarto. Kaip ir tos pačios beveik spalvos, bet kokios skirtingos, ane. Pasirašiau padėklą tokį. Čia visas žemės išimsiu. Nelauksiu, nes iš tų parduotuvių galima tikėtis visko. Kaip ir parašiau kol kas tokius stiklinius. Bet nežinau, gal jom bus per dideliai. Gal šaknutė nieko nebus, gal reikės kažką mažesnio ieškoti. Pas mane tų visokio indų, stiklainių visko yra pripirkta. Tai jau kol kas galvoju, kad stiklinėse. Šiaip stikliniuose induose tikrai orchidėjom patinka. Galbūt ne visom. Tiesiog reikia bandyti. Naujas hobis, kaip sakot. Ne, noriu išmokti, blembačkinu. Kiek galim. Taip jos gražiai žydė. Nu, parazitas gražiai žydė, ne? Nu ką, einam darbuotis. Tai va, kiek gavosi iš dėžės visos obuoliukų. Buvo labai storai supjaustyti ir aš specialiai jų neploninau. Ir žinokit, man visai patiko. Skanus kokie. Nors tai paragavus, tai tokie, žinot, parduotuviniai iš šaldytuvo ištraukti. Tokie, bet išžiūva labai skanu. O džiuvo kažkur 2 paras. Ant pačios mažiausios temperatūros, kažkur tai apie 40 Celsijaus, net, man atrodo, gavosi. Kažkur 40. Turėsim labai daug obuoliukų. Dublis numeris 2. Žvejyba gegužės pabaigoje. Bandysim gaudyti, vanduo labai aukštas. Lyja. Turėtų žuvytį kepti. O va, mano visa įranga, traukinukas paruoštas. Vėl kažkur tai apie mylę reikės tempti. Na ką, į kelionę. Nieko savo, po tiltų bala. Ir man kažkaip reikės pro ją prabriust. Gerai, kad guminiais batais. Oho, dar taip man nebuvo. Vadinasi, gerai lietaus davė. Kraščiuku, tą balą gilę ir įveikiau. Nu, bet tai geras. Čia va, iš viso vos ne upelis. Gerokai vandenukų gavo. Nežinau, kada aš spėjau tiek prilyti. Nu, visai ne juokas. Upelis iš vis patvinko. Čia tada bent sugebėjau perbrist. Dabar jau akmenim reikia eiti. Ten į vidurį net nerizikuosiu eiti. Iš viso ežeriukas patapo. Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка, да ну ее болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Visiškai vanduo neaukštas.
apatinį šakusią vandenį liečia. O tai va. Pirmas žuvis, šavelnaus, ir visai neblogas. O, kaip sako, žvejyba prasidėjo. Aha, liuks. Štai. Per 5 minutės antra. Gražu. Miela malonu, kai tokios kimba. Nagi trečią turiu. Dienos limitas jau kaip ir išnaudotas. Reikės liepti kažkur tai. Nu ką tu, nu gražu, miela malonu, blemba, nu tokia žvejyba, tai oi. Net ir lietus nebaisus. Kažkas mikserį įjungęs, plaka vandenį. Putelė plaukia. Žuvytė net kimba. Turbūt reikės permest. Gali būt kableblizgiai prabudę. Nuvalgė man visus sliekus. O šiaip tai ką, turim 5 jau galvas. Žvejyba užskaityta, nors dar ne vakaras. O, koks monstras užkibo. Ir tokį kablį apžiojo. Ketvišas. Siaubas. Ir ką dabar su tavim daryt? Paleist turbūt. Ne turbūt, o paleist. O čia tai geras jau užkibo. Apsivyniojas bilia kaip. Čia jau gražus. Čia vienas iš tokių didesnių. O. Ir pelekas ne, nenukastas. Ir turi būti. Nu va. Va tokia kimba. Nam nam. Bus skanu. Jeigu dar su ikrais, turėsim juodos ikros. O, dar vienas eilinis raibinas į kolekciją. Kimba šitie kaip pasiutę. Liuks. Kokia malka. Pirmas upinis ešketas. Pamatuosim ir paleisim. 52 inčiai. Na, plauk. Va, prieš tai užkibo šipkė. Tokia visai nebloga. Va, dar vienas šiupelesnukis į kolekciją. Sakyčiau, labai geras žvejyba. Liuks, kimba, miela malonu. Sugalvojau pernės meškerės. Ant vienos ir ant kitos sėdė. Nei dzinzin. Nu, tai supras žmogus, kada jos kimba. Ha. Nu, dar vienas paršiukas paleidimui. Ką, ištraukiam kablį, laisvai papūgom. Va, ką tik išmučiau. Mažuliukas toksai, nam, valgomas. Labas rytas, ne? Labas rytas. Štai ir mes. Žadintuvas geras. O ką mūsų chazeinas? Mūsų chazeinas žvejoja. Žvejoja. Sakė, labai daug žuvų pagavo. Na, žiūrėsim. Spintos, aišku, atidarytos. Nu, čia Puma visada atidaro spintos. Jos negali būti uždarytos. Taip, Puma. Spintos tai tavo atidarytos. Spintos turi būti atidarytos, taip? Grįžo dėdas iš žvejybos. Nyti, žinok, į batus jau cikadas lenda, čia reikia... Tai sakau, reikia būti kaip... apsižiūrėti. Kaip žinok, kur jau tik tais nėra, tu cikado dabar. Jau 10 atidaviau. 10? Kada spėjai? Laukiu prie durų. Tai čia dar kokia 20. Rimtai? Čia tokias mažytės, ne?
Nieko samašytės. Čia ir yra smėlinis peršketas. Nu, ne, aš ne tų kartų turbūt galvojai. Kur 60 Aš galvoju, iš kur pasičia kulė ir tilpo 30 žuvų. O čia ką? Paukštis? Aš galvoju, to žuvis tokias. Ne, nu tai tu irgi jau. Va. Čia tau. Man karosas. Čipkė. Žodžiu, 4 žuvytės. Pasilikom 4 mes. A visos kitos iš 30, man atrodo, žuvų. Atiduodam. Tiksliau jau baigiam išdalinti. Kadangi ši žuvis, nu nežinau, turi tokius šarvus. Kieta, čia kaip pas kokį krokodilą. Ir jinai labai, nu kaip pasakyti, tie šarvai labai draskosi. Maišiukas netinka. Marinavimui nesusidrasko maišiukas. Tai žodžiu, aš sudėjau į tokį indą, o galvos man netilpa, vyras labai mėgsta galvas. Aš galvas jau maišiuką, nes galvos tai nėra jau tokios, čia kaip kaulas toksai labai, nors ten viduje yra tos mėsytės, jam patinka, tai maišiuką sudėjau. Ir jeigu, tarkim, reikėtų šaldyti šitokią žuvį, mes šaldom su vandeniu, tai aš manau, kad man va toks būtų šaldymo būdas daug geresnis. Nu, tata ir prižvėjojo, ane? Tiek žuvų pritempė ir visas reikėjo išdalinti, taip? Kam jis tiek ėmė, aš nesuprantu, paleistų, nu. Nu, aš tai pagalvoju, paleistų. Dabar čia reikia galvoti, kam atiduoti. Taip? Na, kiek liko obaliukų. Čia iš tikrųjų mes tai išdalinom praktiškai nemažai. Nu, ir iš tikrųjų ir skanus. Tokia su rūgštele. Liuks. Antrą partiją džiovinam. O žodžiu, turėsim daug obaliukų. O šitą reikia pasidėti. Dar nepakabinom. Nežinau, ką darysiu. Nes yra dar tokia viena gera idėja. Inga sugalvojo, bet kol kas nerodysiu, kai sugalvosiu, tada ir parodysiu. Ir ką norėjau aš tas naujas orchidėjas gal parodyti, kaip aš jas įsodinau. Man labai iš tikrųjų patinka tarp stiklo sodinti, nes aš tada matau labai gerai, kaip šaknis atrodo. Atmatosi, kad vandens dar jai nereikia, nors šiandien yra jau trečiadienis, o aš kada čia sekmadienį, man atrodo, persodinėjau. Tai dar aš jas nepaliesiu. Šita jinai iš lėto jau, kaip sakant, meta žiedelius, jinai kažkokia jautresnė. Tai nieko čia tokio. Aš aplamai visas orchidėjas į keramzitą susodinau. Ir stebėsiu tiesiog. Tiesiog taip sugalvoju. Ir vanda irgi, va čia jinai kabėjo, dabar papartį pakabinau. Tai žodžiu, irgi sudinau į keramzitą, truputėlį aš vandenuką įpyliau, kurį turbūt jinai jau baigia išgerti. Man iš tikrųjų labai faina, kada pamatau, kad maniškės tos, kurios reanimuojasi, jų pabiški šaknytes leidžia. Jom vadinasi kažkas tinka. Kiek atsigaus, kiek neatsigaus, na žiūrėsim. Čia tiesiog aš būčiau jas šiaip išmetusi, bet vat, matot, kaip nauja šaknytės leidžia. Šitą išvis neturėjo jokių naujų šaknyčių, vien tik senos buvo. Tai dabar tos senos ją maitina dar ir iš lėto vat auga naujas. Šitą mano pirkta iš botanikos sodo, tai jinai pradėjo leisti.
kažką leisti, ungriukus kažkokius. O šitie smukonėlį tai labai mėgsta vandenuką, jie iš viso tokie dabar išsiputė, kaip barbaliukai, gavo nemažai vandenuką ir pučiasi. Ir jau šitas laukinis katinėlis mūsų tuoj pražydės, jau matosi, mato tokia jau šakelė, po truputį jau ten toksai lenda. Šitą irgi pirkom iš botanikos sodo, jisai toks irgi išsipūtęs. Žodžiu, šitie svogūniukai mėgsta daug vandens. Jiems reikia vandens. Šitoj pusėje šitą jau visiškai baigia nužinėti. Jau čia tuoj kris. Aš laukiu, kol patys nukris. Neplėšiu, nieko nedarau. Jinai per tą laiką, kiek pas mus yra, tai užaugino šitą. Nes nebuvo. Buvo galbūt, gal nepastebėjau, gal tokio dydžio buvo, bet šitas kažko neauga. Pipsiukas, o šitas per tą laiko pas mane užaugo ir dar vienas, irgi užaugo. 2 naujus tokius užaugino. Čia irgi tos naujokės. Tai va šitą, kur pirkom, o čia kur praeitą savaitgalį pirkom. Čia abidvi jos iš Walmarto pirktas. Gražios tokios orchidėjos. Šita savo žydį ir nereaguoja kol kas į nieką. Jai gerai čia pas mane. Čia irgi ta naujokė mažesnė. Sodinta į keramzitą. Viskas į keramzitą, kaip sakom. Tik aš nežinau, kaip su šitą reikės daryti. Man patinka aplamai tokias visokias, kad aš matyčiau, kiek vandenuko jom duoti ir taip toliau ir taip toliau. Čia irgi. Aš juos atskiriau, jie buvo vienam vazone, kadangi pas tą šaknis tokios, žodžiu, vaikiukas kažkaip iš vis taip lindo ir šaknytės leist pradėjo, tai aš jį taip pasodinau, kai jau išleivai. Pagrindė pas mane užsiėmimas labai yra gėlės. Pradėjau domėtis, kokį vandenį naudoti, tręšimo visokiais reikalais. Ir visai neseniai mačiau, kad cukrų pila į vandenį. Tai įdomu pamėginti būtent orchidėjom irgi. Tai daryti nedažnai, kaip tas vyriškis sakė, kažkur tai kartą per 2 mėnesius su cukrom. Bet jo, iš tikrųjų, mano vyras visą laiką augalus aplėja, kai aš keičiu kolibriams maistelį, nes kolibriai valgo sirupą. Tai aš tokį sirupėlį padarau, pripilu ir kartą per savaitę aš jį pakeičiu. Tai tą sirupėlį ant augaliukų užpilam. Ką žinau, tai reiks mėginti ir orchidėjas. Karts nuo karto taip pat tręšti. Taigi žuvytę nusikaulijau. Kiek užtrukau, tikrai neilgai užtrukau ir kaip pirštai susipjaustė. Šitų, kaip sakant, šarvų. Kaip dienos šarvai. Skuratai šakės. Krokodilas konkretus. Tai 4 buvo žuvis. Aš dar 2 gabaliukus suvalgiau. Iš tikrųjų nemažai tos mėsytės. Labai skani žuvis, praktiškai kaulų nėra. Kiek yra, prie stuburo kiekvienas kitas išsišakojimas ir viskas. Tai čia vyras šitą valgo, jam delikatesas. Taip pat jis ir galvas valgo. Irgi čia toks kietas, nežinau. Aplamai čia ta žuvis kaip dinozauras. Kad nesusibadyti. Tai čia vyro delikatesas. O čia mano delikatesas. O čia škurytės. Aišku, į lauką nenešim. Kaip sakant, gyvūnai vis tiek tų šarvų nevalgys. Oi, kaip čia kieta. Siaubas. Tai mano vyro rankos įsivaizduojat kokios. Baisios pas jį rankos. Nes jis vakar praktiškai visą žuvį darinėjo. Ne visiškai visą, bet nemažai darinėjo. Dar turim ikrų. Tai irgi kažkiek
davėm ir dar duosim, žodžiu, mes išdalinam, nes tiesiog mes neturėjom kur dėti. Jeigu būtume turėję šaldiklyje kiek nors vietos, tikrai būtume tiek neišdalinę. Niekas nesitikėjo, kad vyras tiek prigaudė žuvies. Tiesiog. Aš galvoju, aplamais nė vienos nepagaus. Bet gavosi kaip gavosi. Žodžiu, visą savaitę valgysim žuvį. Bet šiaip žiauriai skani žuvis. Reikia tik pamarinuoti, labai gerai pamarinuoti ir palaikyti. Parą laiką tikrai palaikyti, nes per tuos šarvus ir visą kitą, nes, kažkiek patėpi tą vidinę pusę visokiais aliejais. Aš ir daug alyvuogių aliejų užpilu ir česnako labai daug privarau, žodžiu, visokiausių prieskonių. Kaip ir valgau, kaip ir druskos man trūktų, bet pasibarstyti čia ne problema. Ir be to, nebūtina tos druskos, aš agurkėlio pasiemu, užrauktų ir man pats tas iš tikrųjų. Nes kuo mažiau tos druskos iš tikrųjų to geriau. O šiaip tai labai skaniai, geras skonis, žodžiu, Inga privarė visokiausių prieskonių, tai labai skaniai gavosi. Miau. Miau. Laukia manęs. Laukia Matilda, kol mama nesusitvarkys nagučius. Kantri katė. Taip. Nebedaug liko. Nebedaug. Aha. Taip, skundėsi. Ai. Tuoj, nebedaug. Aha. Dar vieną ranką. Aha. Greitai mes čia sutvarkysim. Nežok. Oi, kokia šmirzilka. Gavome siuntinį ir jaučiu aš, kaip sakant, jaučiu nuo ko. O, kaip faina, kaip aš jau laukiu, iš tikrųjų. Čia, kaip sakant, dovanytės tokios. Kažkoks labai įdomus. Pasižiūrėsim. Užšarčiau. Toliau. Dovanytas tas aš išsirinkau pati. Taigi, aš jau išpakavau, išuosčiau ir mano toks, galima sakyti, pirmas įspūdis, tai vau. Tikra to žodžio prasme vau. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad man patiks tokie kvapai. Nors būtent aš ir rinkausi pagal save kažkas tokio, pagal rekomendacijas. Aš juk pirkau aklai. Man tikrai neteko uostyti tiek šito kvepalo, tiek šito parduotuviai. Nes tarkim šito aš Ultui net nemačiau, o dėl šito negarantuoju. Ar buvo jis ar nebuvo, aš neatsimenu, žinokit. Nežinau, galbūt nebuvo. Nes labai menkai buvo, kai mes tuo metu buvom Ultoje. Ir nustebino mane, ypatingai va šitas kvapas nustebino mane. Man žinokit, kokie jie visi man pažįstami kvapai.
kaip man primena vaikystę, nežinau, žinokit. Greičiausiai, kad labai dažnai aš užuosdavau pas ką nors. Kažkas gal kvėpinosi ar dar kaip, nežinau, neįsivaizduoju. Bet šis kvapas tai man tikrai priminė vaikystę. Nu, koks nuostabus kvapas. Iš tikrųjų rekomenduočiau kiekvienai moteriai tokius kvepalus turėti vasarai. Jie tokie gaivūs, nemoku aš jums pasakyti, atsidarau buteliuką, jisai jau prapurkštas, jau čia irgi kvepės. Tai pauošius tą kvapą, toks jausmas, kad netoliese kažkur citriną pjausto. Tas pirmas įspūdis, tai tokia citrina gaivi. O po to jaučiasi, aš iškart jaučiu jazminą, na, rašo, kad yra ir magnolijos, man atrodo. Tai vat kažkas tokio iškart ir jaučiu. Tai daugiau juose ir labai daug nėra ko prikišto, man atrodo, tie 3 komponentai, jeigu aš neklystu. Labai aš kol kas dar nežiūrėjau, kokios ten natos. Šitą rekomenduočiau irgi visom moterim turėti. Nemoku aš jums pasakyti, nu kaip jisai skaniai kvepia. Man, žinokit, irgi kažką primena. Patarčiau tiesiog nueiti, pauostyti ir pasižiūrėti. Nemoku pasakyti. Pas mane mat šitas Essence ar Essence, nežinau kaip kirti dėti kur, yra dar be Essence. Tai jis truputėlį kitokio kvapo, nežinau kaip jisai kvepia, bet sako, kad jie skirtingai kvepia. Kol kas čia mano tik pirmi įspūdžiai, man dar reikia tiek su vienu, tiek su kitu pavaikščioti. Tai žiūrėsiu. Ir iš tikrųjų mano vyro, kaip sakant, nelaimiai, man šitie labai kvepaliukai patiko. Žiauriai patiko. Kažkur man labai girdėtas kvapas, net nežinau, kaip pasakyti, kaip įvardinti. Čia jau visa puokštė. Rašo, kad ir toks kaip pudrinis kvapas, nežinau, žodžiu, jisai jau toksai brangesnis. Tiek, kad šitie, nu, dar galima sakyti, įkandami, nu, šitas yra brangesnis. Man atrodo 75 gal ar 70 ml. Pas mus iš tikrųjų ozais rašo, tai aš čia maždaug išverčiau. Tai ar tik ne virš 300 kainuoja. Tai, nu, jisai jau brangokas, bet žinokit, nežinau, nerealus kvapas. Tikrai nerealus kvapas, man patinka, tai aš manau, kad šituos aš, taip sakant, įsidėsiu į krepšelį, tikrai, galbūt savo gimtadienio progą. Dar iš tikrųjų Inga čia jau ir taip apsidovanojo, ne? Žodžiu, nieko nepadarysi, niuansų aš nepasakosiu, kai kodėl aš čia 2 pasiėmiau. Vienas iš tikrųjų turėjo būti ne man, bet gavosi taip, kad atiteko man. Na, ką padarysiu? Aš nesigailiu visai. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Žinokit, visiškai nebūtų gėda padovanoti tokius kvepalus artimam žmogui. Visiškai. Aš jaučiu tą tokią gaivumą. Tiek vienuose kvepaliukuose, tiek kituose. Būna kiti ten kvapai dusina. Nu, būna va, toksai va, įdomus dusinimas. O čia toks atrodo, įkvepi kažkokią gėlę ir ta tokia gaivuma. Aš netgi kur turiu Chanelio Coco Mademoiselle Intense, tai net anie jau netokie, ta prasme, anas toks stiprokas,
Na, irgi ne visada aš jo noriu pasipurkšti. Jisai truputėlį, galim sakyti, nelengvai vasaros dienai, kažkas tokio. Daugiau galbūt žiemai labiau, nors kitos ten visus metus jį purškeliuojasi. Matomai, kaip kam kas patinka tuo laiku. Man, aš pastebėjau, šiuo metu patinka gaivus, citrusiniai arba gėlių kvapai, tokie labai lengvi, kaip pauostytum kažkokią gėlę. O kometa, tai, man atrodo, jau čia galima ir su kometa ir žiemą vaikščioti. Nerealu iš tikrųjų, aš užsikaifavus, visiškai nustebinta, kaip sakant. Kartais pataikai tiesiai į 10 perkant aklai kvepalus. Bet sakau, aš būtent išsirinkau pagal tos moters, kurią jums praeitą kartą rodžiau, rekomendacijas. Tai aš tik jai parašiau, kad labai ačiū. Pagal jūsų rekomendacijas nusipirkau kvepalus, kurie man be proto skaniai kvepia. Taip, tas Armani irgi žalias buteliukas man žiauriai patinka, nors ir Gucci visai toks lengvas, fainas, bet čia tai aplamai tas kažkas tokio nerealaus. Aš dabar suprantu, kodėl kitokių kvepalų ir neperka, tik Chanel'o. Tai galbūt aš pribrendau tam, nežinau, anksčiau kažkaip aš Chanel'o vengdavau, kaip sakant, iš tolo. Nenorėdavau aš net uostyti, nežinau kodėl. Nu ką, šiam kartu manau tiek. Pas mane šį kartą gavosi toks labai toksai visko daug. Kadangi mano vyras labai daug neprifilmavo žvejodamas, jam ten buvo ką paveikti, žuvis po žuvies, žodžiu, jam nebuvo kada ten labai filmuoti. Ir sako, aš galbūt nesikartosiu, tai ir įterpiau ir jo žvejybą, ir žodžiu, ir nagai, ir kvepalai, atsiprašau, ir augalai, ir pas mane viskas į vieną suplakta, bet taip man gavosi. Manau, kad šiam kartui tiek. Čia gal kokios narkatos įdėta, nesuprantu. Žiauruma iš tikrųjų. Inga surimtėk. Aš taip suprantu, ko ta moteris pastoviai apsinešus sėdi ir kaifuoja su tais kvepalais. Dabar galvoju. Kažkokia čia ingrediento yra. Surimtėjom. Šiam kartui galbūt tiek. Ačiū, kad esate. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero jums artėjančio savaitgalio. Gerų nuotaikų. O mes susimatysime kitame video filmuke. Ate!